vasara, artėjo vyro 40-metis ir buvo vienintelė užuomina, kai didžiausias Arsenalo fanas dar nėra buvęs stadione, dar tokiam stadione Emiratų. Tai, žodžiu, gimė idėja padovanoti bilietus su įspūdinga kelionė ir išvyka į Londoną ir su Emiratų stadionu ir aišku, su Lietuvos fanų klubu Arsenalo. Tai va, prasidėjo viskas vasarą, o vat užsibaigs šiandien su nuostabiom varžybom ir su bele kokiais įspūdžiais. Mindaugai, kada tu sužinojai, kad tau žmona gimtadienio proga 40-mečio jubiliejui įteikė tokią kelionę, pirmą tavo svajonės įgyvendinimą apsilankymą Emiratų stadione? Man tada aptemo tada smegenys ir tą datą nebelabai, bet buvo, man atrodo, spalio pabaiga gal kažkur, spalio pabaiga, norėjo neprasitarti, bet liepė užsirezervuoti atostogas biškai porą skrydžių ir kažkaip netikėtai aš atsidariau visą tą tvarkaraštį Arsenalo ir supratau, kur mes čia važiuosim, skrisim. Visada namie su vėliavom, su viskom, su programoje jau su pasiruošimu, su alaus atšaldymu, duonos išsikepimu. Visada žiūriu, nepraleidžiu, jeigu įmanoma varžybų. Tai dabar jausmas toks, šiltas jausmas, šiltas labai. Dar reikia pridėti, kad nuo alaus atidarytuvo, kuris yra su Arsenalo vėliava. Ir pabaigti tom, kad vaikų pats pirmas žodis buvo turbūt ne mama ir tėtis Arsenalo. Valanda pasiruošimas, 2 valandos žiūrėjimo ir paskui dar, jeigu laivas vyksta, dar tada jau tėvas išeina į miegamą su ausinėm. Galim Vaida mes kaip bendruomenė tikėtis, kad po šiandienos tavo apsilankymą Emiratų stadione mes turime 2 tokias rimtas moteris išketėjęs Arsenalo fanės, kurios lankosi stadione. Galima tikėtis, kad ir tu patapsi tokia rimtesnė Arsenalo palaikytoja. Visko galima tikėtis. Ką pažadu, žinokit, nuo Auskaro su šitą patranką tikrai neįsiversiu, bet gal kažkaip rimčiau, gal kokia sruoga raudona atsiras, gal dar kažkas.